Taip, laba diena. Šitam filmuke mes panagrinėsim skaičiavimo sistemas gana glaustai, tik tokiam lygmenį, kurio mums prireiks, kai mes nagrinėsim logisim vartus, taip, ir aplamai logisim schemas. Pradėkime mes nuo dešimtainės mano žinomos sistemos, taip, mūsų įprastinė skaičiavimo sistema vadinama kodėl dešimtainė, todėl kad joje pas mus yra 10 skaitmenų, taip, o būtent kokie skaitmeniai 0, 1, taip toliau 9, taip, čia va dešimtainė. Ir toliau dar jį vadinama pozicinė, todėl kad jeigu mes parašysim kažkokį skaičių, pavyzdžiui 123, tai pirmas vienetas pas mus reiškia, kiek yra šimtukų, taip, reiškia jis įeina į būdamas trečioje pozicijoje, jis reiškia, kiek yra šimtukų, paskui dvejetukas yra antroje pozicijoje ir jis reiškia, kiek yra dešimtukų, nu ir paskui tiesiog plus 3, taip. tą patį galima užrašyti naudojant laipsnius, taip, 1 padauginta 10 pakelta pirmoji, taip, 10 pakelta antrojo, atsiprašau, taip, paskui plus 2 padauginta iš 10 pakelta šiuo atveju pirmoji, taip, ir paskui plus tiesiog 3, nu, galima parašyti, kad čia 10 pakelta nulinių laipsnių, taip, irgi būtų teisingai. Na ir ką galima kreipti dėmesį, mūsų sistema yra dešimtainė ir skaitmenys tada įeina su sistemos pagrindo laipsniais, taip, o čia, jeigu, pavyzdžiui, pas mus trečioji pozicija, tai pagrindo laipsnis pas mus eina pagrindo laipsnis pas mus yra dvejetas, jeigu antra pozicija, pirmas laipsnis, nu, jeigu pirma pozicija, tai nulinis. Jeigu skaičiuotume pozicijas iš dešinės į kairę, būtų šiek tiek netgi patogiau. Tai jeigu mes galime čia parašyti 123, o čia užrašysim poziciją 2, čia pozicija 1, čia pozicija 0, taip iš dešinės į kairę ir nuo 0, tada praktiškai labai paprasta suprasti, su kokiu laipsniu, su kokio pagrindo laipsniu, su kokio dešimtuko laipsniu jie eina tam tikras skaitmuo, taip. Nu, kaip pavyzdį dar kartą paimkime, pavyzdžiui, štai čia 8, 8, 7 ir 0, surašykim čia laipsnių reikšmės, taip, tai čia pas mus bus praktiškai taip 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, tokie laipsniai, čia aš viršui surašiau laipsnius, nu ir jeigu aš, pavyzdžiui, turiu čia trejetą, tai jis eina su svorium, čia reikia 10 pakelti penktuoju, tai čia kiek pas mus yra šiuo atveju 100 tūkstantinių, taip, tai 3 kart 100 tūkstančių, taip, šitas svoris gaunasi. Gerai, tai čia tiek apie dešimtainę. Dabar apart dešimtainės kompiuteriai naudojamas ir labai stipriai, labai plačiai dvietainė sistema, taip, jos pagrindas yra 0 ir 1 ir joje mes bet kurį skaičių galim rašyti tik tai naudojant vienetuką arba naliuką, bet schema išlieka lygiai tokia pat užrašymą, būtent jeigu aš noriu užrašyti 0, tai aš tiesiog 0 ir rašysiu, jeigu aš noriu vienetą parašyti, tai vienetą, o paskui jeigu aš noriu parašyti dvejetą, aš jau daugiau skaitmenų neturiu, aš jau turiu pereiti prie kito pagrindo laipsnio, bus 10, taip, čia pas mus dešimtukas. Toliau 10 plus 1, 11, 11 plus 1, vėl skaitmenų trūksta, reikės linkti į kairę, tai jau bus
100 ir va čia mes galime šitaip paslinkti, taip kad gražiau atrodytų. Toliau būtų 101, 110 ir 111. Dabar kokius mes čia skaičius užrašym? Čia pas mus 0 ir 1, tai bus 0 ir 1. Čia nesunku suprasti, taip, o 1. O dabar 10, tai mūsų normalioji, natūralioji sistema dešimtainiai, tai čia bus niekas kitas kaip 2, taip. Paskui čia pas mus bus 3, čia bus 4, čia bus 5, toliau bus 6 ir čia bus 7. Taip. O štai čia mes užrašėm dvietainiai sistemai keletą pirmųjų skaičių nuo 0 iki 7. Aišku, kyla klausimas, jeigu aš turiu didesnį kažkokį tai dešimtainį skaičių, kaip atrodys jo išraiška. Tai tam, kad ją užrašyti, aš galiu panaudoti štai tokį labai paprastą algoritmą, kuris leidžia labai greitai išgauti tą išraišką. Nu, paimkim labai paprastą pavyzdį, tegul būna skaičius 25 ir mūsų duomens, kaip atrodys jis dvietainiai sistemai. Parašykim 25 ir padalinkim iš dvejetą ir suraskim, kokia bus liekana. 25 padalinus iš dvejeto bus liekana 1, o dalybos rezultatas bus 12. Nu, nesunku patikrinti, 12 kart 2 ir plus 1 bus 25. Taip. Dabar lygiai tą patį 12 dalinam iš dvejeto, liekana bus 0, nes dalinasi iš dvejeto, o dalybos rezultatas bus 6. Taip. Tęsiam mūsų žaidimą toliau, 6 dalinam iš dvejeto, liekana 0 ir čia bus 3. Taip. 6 taip ir čia toliau 3 padalinus iš dvejeto liekana bus 1, o dalybos rezultatas bus irgi 1. Taip. Kai tik tai mes čia gavom vienetuką, taip, šitoje vietoje, tai toliau dalybos netęsiam ir mes galim išgauti 25 užrašymą dvietainį sistemą, kaip čia atrodys. Ima visus skaitmenis ir surašo juos nuo apačios į apačią, tuos dvietainius. O čia paima šitą skaitmenį, tai yra tą vienetuką, kuris čia paskutinis gavosi. Paskui čia paima šitą vienetuką, paskui šitą nuliuką ir šitą vienetuką. Tai užrašykim šitą va čia 1, paskui 1, paskui 2 nuliai ir 1. Taip. O mes va tokiu būdu užrašėm mūsų dešimtainį skaičių dvietainio pavydalu. Taip. Galima savęs paklausti, ar iš tikrųjų čia 25 yra užtašytas skaičius. Nu, labai paprastai patikrinti, jeigu aš užrašysiu 11 0 0 1, sunumeruosiu skaitmenis, nu, čia pas mus bus 4, 3, 2, 1, 0. Prisimenat, kodėl turbūt, ką aš taip darau. Čia tada aš galiu užrašyti viską dvejeto laipsnis. O būtent čia vienetas, padauginta iš 2 pakelta 4. Čia panašiai kaip dešimtainį sistemą aš darau. Taip, to galit palyginti panašiai. Tas, kas buvo dešimtainė sistema, paskui plus 1 padauginta iš 2 pakelta 3. Taip. Toliau plus 0 padauginta iš 2 pakelta jau bus 2. Taip. Plus vėl 0 padauginta iš 2 pakelta 1. Ir plus 1 padauginta iš 2 pakelta 0. Taip. Galėjom čia va tos nulius
iš karto laipsnių netgi neišrašinėti, taip rašykim čia šiek tiek šitą reiškinį gražiau, kad matytųsi šitą daugybą. Taip, ir dabar galim susumuoti, taip, nuo kairės į dešinę, taip, 1 kart 2 ketvirtoji, 2 ketvirtoji yra 16, plus 1 kart 2 trečioji, 2 trečioji yra niekas kitas kaip 8, paskui plus 2 nuliai eina, mes juos galim praleisti, taip, ir plus paskutinis yra 1 kart 2 nuliniam, tai čia tiesiog 1, taip, nes 2 nuliniam yra 1. Nu, suskaičiavę, ryškiai matom, kad čia 25. Taigi, ką mes dabar su jumis išsiaiškinom, mes išsiaiškinom, kaip turim dešimtainį skaičių, paversti jį į dvietainį ir atvirkščiai, taip, jeigu turim dvietainį, kaip gauti dešimtainį, taip. Gerai, tai šitam filmukui gal užteks, kitam filmukė mes pratęsim mūsų žaidimą su skaičiavimo sistemom.